Bora. Jie 11,5. Esu veterinarijos gydytoja Laima Žiukė ir noriu jums papasakoti savo katės Boros istoriją. Viskas prasidėjo rugpjūčio vidury, kada grįžus namo radau gal 20 išvemtų balų. Ir kraujo tyrimai parodė ūmų absoliutų inkstų funkcijos nepakankamumą. Jos atveju buvo poros milimetrų mažas pagelis, bet jisai turi galimybę bet kuriuo metu išskirti labai daug chemikalų į kraują, kurie viską stipriai iškreipia. Pirmas 3 naktis su manim klinikoje liko kolegės. Jai kaip veterinaro katinui, aišku, išsivystė visos galimos komplikacijos. Ir peritonitas, ir žaizdos darėsi, ir infekcija įsimetė. Nuo pirmos dienos aš jai daviau maksimum 2% išgyventi. Bet kiek daug gali medicina ir veterinarija, kai mes padarom viską, kas priklauso. Ir jinai niekad tiek nevalgė, kaip per šitas paskutinės dienas.